Labai diena. Seniai Labadiena. matytas Vytautas Sinica, nacionalinio susivienijimo pirmininkas ir Seimo narys. Tikrai aktyvus politikas. Sakykit, Vytautai, kokį tą referendumą jūs čia dabar sugalvojote ir ką norite, sieksite išsiaiškinti? Mes su 63 Seimo kolegom iš visų išskyrus liberalų frakcijų pasiūlėm inicijuoti referendumą kartu su savivaldos rinkimais kitais metais, kuriuo žmonių būtų paklausta, ar jie pritarė, kad šeimos teisiniai santykiai kyla iš santuokos arba tėvystės arba motinystės. Kitaip sakant, žmonės arba susituokę teisiškai yra šeima, arba jeigu turi vaikų, nesvarbu, kartu po vieną yra šeima. Ir mums įdomu yra, ir atrodo ne tai, kad įdomu, bet svarbu, ką žmonės, ką tauta mano šituo esminiu valstybės gyvenimo klausimu. Kodėl mes į tai ėjom? Aš manau, kad nesumeluosiu sakydamas, dauguma pasirašiusių žmonių visai nenori kelt vėl to kultūrinio ginčo, kas ta šeima. Ir čia, ką kariaudavo ten Gražulis, Raskevičius, tai mes kariauti vėl to nenorėjom. Bet prieš metus Konstitucinis teismas, balandžio 17 praėjusiu metu, įsakmiai liepė, kad Seimas privalo įteisinti vienalytę partnerystę, nes esą to įpareigoja Konstitucija. Konstitucijoje kviečiu visus ją skaityti, nerasit nieko ne tik apie vienalytę, bet apie jokią partnerystę. Toks dalykas ten neegzistuoja. Konstitucinis teismas išrado ir liepė Seimui. Ir Seimas dabar yra taip pakabintas ore. Gali du variantai. Arba kažkokiu būdu vykdyti šitą konstitucinio teismo valią, kuri yra gana akivaizdžiai neteisinga. Arba keisti konstituciją. Nes konstitucija visgi yra aukščiau konstitucinio teismo, aukščiau Seimo, aukščiau visų išskyrus tautą. Tai klausdami tautos, ar jį nemano, kad turėtų iščiau konstitucijoje būti suformuluota, kas yra šeima, šitą kelią ir tikrinam. Ar tauta pritartų, kad Seimas konkrečiau apibrėžtų, kas yra šeima ir tuos partnerystės klausimus uždarytų. Ta prasme, norit, kad vis dėlto būtų aiškiai pasakyta tautos požiūris į šitą dalyką. Taip, kas yra šeima, nes dabar tų manipulacijų labai daug, o Konstitucinis teismas tikrai tie jo sprendimai kartais, atrodo kaip kokie 9 apaštalai, kurie žino geriau už pačius Konstitucijos kūrėjus. Teko ne kartą su Zita Šličytė, viena iš kūrėjų, kalbėti, tai žmogus yra tiesiog pašiurpęs nuo tų aiškinimų. Konstitucijos kūrėjai nieko bendro neturi iš tikrųjų su tuo, kas ten pasakyta. Tikrai taip, būtent tokia ir yra situacija. Konstitucinis teismas čia sau leidęs yra labai daug ir tikrai konstitucijos autoriai yra ne vienas, ne tik Šličytė ir Narcizas Rasimas, dėja dabar jau mirė ir nebegalintis apsiginti, bet Genzelis, Ozolas, daug kas yra kalbėję apie tai, kad tuo metu net neįsivaizdavo, kad gali kilti klausimų, ar šeima yra tarp vyro ir moters ir atitinkamai neapibrėžė konstitucijoje, kas yra ta šeima. Tuo metu tai dar atrodė savaime aiškus dalykas. Tai buvo klaida. Jie nepramatė ir dažnas žmogus šiandien galvoja, aš mačiau neseniai ministrė Zailskienė, sakė, kad pakankamai aiškiai apibrėžta šeima konstitucijoje. Ir aš negaliu sutikti, aš manau, tai yra nuoširdi klaida, bet klaida, nes konstitucijoje šeima iš vis nėra apibrėžta. Yra apibrėžta santuoka. Santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters apsisprendimu. Tas yra parašyta. Šeimos teisiniai santykiai kyla iš tėvystės, motinystės, pagrindinė visuomenės ląstelė, taip toliau, bet apibrėžimo kažkokio aiškaus nėra. Tai šitoj situacijoje būtent tuo ir piktnaudžiauja Konstitucinis teismas. Kai nėra šeimos apibrėžimo, kai yra pasakyta visokių dalykų, bet tik neapibrėžimas, tai Konstitucinis teismas ką padarė? Prieš maždaug 15 metų pasakė, kad ne iš santuokos šeima kyla, užtenka emocinio ryšio. Kaip labai gerai pastebėjo tada berods profesorius Jokubaitis pagal tuometį apibrėžimą ir vyro santykiai su meiluže yra šeimos santykiai, jeigu yra emocinis ryšys. Daugiau nieko nereikia. Tada praėjusio dešimtmečio pabaigoje, Žalimui pirmininkaujant, paaiškino, kad šeima yra lyčiai neutrali. Ir čia paliko tokią diskusiją, konservatyvesni žmonės sakė, kad gal tai reiškia, kad tarkim mama ir dukra, abi yra moteris ir tikrai yra šeima. Dar paliko galimybių kažkaip susišnekėti su sveiku protu. Ir praėjusiais metais žengė trečią žingsnį, pasakė, žiūrėkit, ne, Konstitucija pareigoja, kad reikia įteisinti partnerystę. Jie tai kildina iš orumo principo, iš privatumo principo, iš lygybės prieš įstatymą, bet lygybė yra tada, kada vienodi dalykai yra traktuojami vienodai.
kai skirtingi dalykai yra traktuojami vienodai, tai jau nėra lygybė. Tai yra kaip tik iškreipimas situacijos. Tai mes dabar šiandien kaip tik ir esam tokioje situacijoje. Konstitucinis teismas prievartauja Seimą. Viena vertus pasakė poroms, eikit į metrikacijos biurus, registruokit savo partnerystės, nors nėra jokio įstatymo, kuris tą leidžia. Ir tai yra visiškas nihilizmas. Pasakė, neregistruojate metrikacijos biurai, bet tada per teismus priversti registruoti. Taip, tai dabar verčia per teismus. Viena ranka sako, eikit į teismus ir teismuose registruokitės, nors joks įstatymas to neleidžia. Bet suprask, mes teisėjai leidžiam, o kita ranka sako, Seimas privalo, mes liepiam, kas irgi yra peržengimas įgaliojimų. Konstitucinis teismas konstatuoja pažeidimus ir sako, kad juos reikia išspręsti, bet Konstitucinis teismas negali nurodyti vienintelio konkretaus būdo, kaip išspręsti. Seimas sprendžia, kaip išspręsti. O dabar Konstitucinis teismas mums pasakė vienintelį konkretų būdą. Privalo būti partnerystė ir dar vos nepavardijo, ko negalima daryti. Tai ką mes renkam, kam čia tie rinkimai? Paskirkim Konstitucinį teismą ir jis valdys visą pasaulį. Būtent tai pasijuto. Paleidžiam Seimą. Klausimas toks, ar paleidžiam Konstitucinį teismą, ar paleidžiam Seimą? Ne, paleisti gal nieko nereikia, bet aš esu tikras, kad pribręs, prieš metus pradėjo bręsti ir pribręs klausimas visų rimtumu apie Konstitucinio teismo reformą. Nes šiandieną ypatingai, ir jūsų minėta Zita Šličytė sakė, čia faktiškai apkaltos reikia Konstituciniam teismui, bet apkalta yra jau tokia kraštutinė priemonė, visi turbūt suprantam, to padaryti nepavyks. Bet jokių mažesnių ribojančių Konstitucinio teismo savivalę įrankių nėra. Konstitucinis teismas gali daryti, ką nori. Tik teisėjų sąžinė arba profesinė savigarba juos varžo. Daugiau nieks nevaržo. Nei Seimas, nei vyriausybė, nei prezidentas, nei tauta jiems nieko pasakyti negali. Jie yra aukščiau visko. Kaip ir aišku, kad Konstitucija, jeigu kažko nesako, tai nesako. Bet Konstitucinis teismas, jeigu išdrįsta, jeigu patys prieš save negėda, tai jie pasako, kad galima, kad kažką ten surado, ko ten yra parašyta ir niekas negali jiems nieko į tai pasakyti. Tai šita situacija yra nenormali. Faktiškai Konstitucinis teismas yra virš teisės viršenybės, virš įstatymo Lietuvoje ir tai turės spręstis. Bet šiandien matau, kad dar tai nėra pribrendę, su laiku pribręs. Tai su laiku jau ir jūsų gali nebebūti Seime. Žinote, jeigu taip savivaliai bus leidžiama. Man tai iš tikrųjų atrodo, kad reforma reikalinga ir dėl to, kaip pribrendo ir ta pati LRT tam tikrą pertvarką. Nes nebuvo aišku, nei kas ta misija, nei kaip jį gyvendinama, nei kur tie mūsų visų pinigai nukeliauja ir kaip. Tai lygiai taip pat ir čia. O kas yra tas Konstitucinis teismas? Mes nežinom, kas tie žmonės, nes jie savo profesinėje veikloje nebuvo tokie svarbus, kad plačioji visuomenė bent jau juos žinotų. Tai neaišku, kokie žmonės ten susirinkę, pagal kokius kriterijus jie ten paskirti, nes, kaip suprantu, tik vienas iš jų iš vis yra konstitucinės teisės žinovas, o tie 8, kaip pasakyti, tas pats, kas bet kokios profesijos žmogus būtų atėjęs ir sprendęs, kaip ta konstitucija čia. Išaiškinti, išburti, pakeisti iš esmės. Gal ne visiškai taip, kad bet kokios profesijos žmogus, visgi tai yra teisininkai, bet tiesa, tik vienas iš jų yra konstitucinės teisės specialistas ir naujokas teisme, mes visai nesenai Seime jį paskyrėme, davė priesaiką berods prieš savaitę. Ir šita situacija aišku, kad nėra normali. Yra žmonės, kurie ateina, negalim norėti, kad jie būtų garsenybės. Teisininko darbas gal nėra toks jau viešas kaip politiko ar to paties žurnalisto. Žinokit, gerus teisininkus bent jau visi žinojome jų ir pavardės, ir ką jie nuveikė, ir kokie jie kieti. Tai čia nereikia nuvertinti, kad pilkoji masė ir nauneimai yra tie, kurie gali spręsti esminius klausimus. Reikėtų ko gero grįžti prie to profesionalizmo šiek tiek visose srityse. Tai tiek profesionalizmo, tiek ir tų suvaržymų, jeigu Konstitucinio teismo teisėjai iš vidaus suvaržymų neturi, tas galioja visiems. Valstybės tarnautojams, žurnalistams, politikams, jeigu nėra suvaržymų iš vidaus, turi būti suvaržymai iš išorės. Ir šiandien Konstituciniam teismui yra reikalingi suvaržymai iš išorės. Žinot, aš prieš metus, praėjusiais metais, rezumuodamas metus, rašiau viešai, kad nors žmonės taip ir negalvoja, bet tas sprendimas dėl partnerystės praėjusių metų Konstitucinio teismo buvo svarbiausias politinis įvykis Lietuvoje. Atrodo, kas čia tokio, parašė išvadą, nieks net neįsiteisėjo savaime dėl jos. Bet net ne dėl pačios partnerystės, o būtent dėl to, kad tuo sprendimu Konstitucinis teismas pasakė, kad jis yra uberalės, aukščiau visko. Kad jisai aukščiau tautos, jisai aiškiai pasakė ten, kad tautos stereotipai ir nuostatos negali būti pagrindas įstatymo leidėjui.
faktiškai sako, kad įstatymo leidėjas neturi kreipdėmėsio į visuomenės nuostatas. Tai kur tada demokratija, kam iš vis reikalinga? Tada jis pasakė, kad tiesiogiai reikia vadovautis jo sprendimu, nors įstatymų nėra. Vadinasi, kam tada tie įstatymai ir teisės viršenybė, jeigu įstatymo nereikia, kad galiotų Tai kokie partnerystė. jie teisininkai? Na, čia yra, aš manau, tai yra išbandymas gale. Tai Kai politikieriai tam yra. tikrų žmonių rankose atsiduria milžiniška gale, tada pasimato, ar jie gali patys save suvaldyti ir mes pamatėm, kad negali. Nu, tai visada durininkas būdavo griežčiausias direktorius. Klausykit, Vytautai, bet vat, jūs žinot visuomenės nuomonę ir be jokios abejonės tikitės, kad jei pavyks organizuoti tą patariamą į referendumą, tai jūs laimėsit. Kokie yra apklausų rezultatai naujausi? Aš noriu atkreipdėmėsi, čia visuomenė neturėtų rinkti parašų, ten tų 100 000, kurie beveik niekada nepavyksta. Čia, jeigu Seimas subalsuos, tai Seimas ir paskelbs. Ir visuomeniai parašų rinkti nereiks, visuomeniai reikės ateiti į savivaldos rinkimus ir jų metu balsuoti ir referendume. Visuomenės apklausos yra labai įdomu, ten būna svyravimų, bet Lietuva per faktiškai 20 metų visiškai nepasikeitė ir tai yra didinga ir čia reikia statyti paminklą lietuvių tautai. Lietuvių tauta visiškai nepakeitė požiūrį į šeimą per 20 metų, aš sakyčiau, sistemingo vieną krypčio aiškinimo, kad mes neva suprantam ne taip. Nes nežinau, ar jūs sutiksit, ar žiūrovai sutiks, bet aš sakyčiau, kad į vienus vartus viešoje erdvėje dominuoja požiūris, turbūt kokie 80% prie 20%, kad reikia keisti suvokimą, kad šeima yra ir vienalytė, kad ir ten visi įvairių lyčių klausimai yra pagristi ir ten gal žmogus gali pasirinktis, kas jis yra vyras ar moteris. Visi šitie dalykai yra, pradedant nuo LRT, bet daug kur normalizuojami. Daugybė pinigų buvo sukišta žmogaus teisų organizacijos Lietuvos gėjų lygos, Europos komisijos pinigais, Skandinavų šalių ambasadų pinigais, įvairiausių kitų formatų pinigais, dažniausiai iš užsienio, vykdė kampanijas aiškinti lietuvių tautai, kaip jinai turi suprasti kitaip, kad ji neteisi, kad ji nesupranta. Ir jinai nesikeičia. Tie skaičiai laikosi apie 70% prieš. 70-70 keli procentai prieš. Ta prasme, kad šeima yra tik tarp vyro ir moters, o vienalytė šeima būti negali. Tai aš tai didžiuojuosi tais skaičiais, bet žinot, apklausos yra apklausos. Apklausose žmonės po to sako, manęs tai niekas neklausė, aš nežinau, iš kur jie jas ištraukė, kai kurios iš tikrųjų ten matuoja kilometrus ir pieno riebumą, nes niekada nepataiko, pavyzdžiui, su rinkimų rezultatais nedėra. Tai uždaryti tas visas spekulacijas ir iš tikrųjų paklausti ne ten kažkokios atrankos būdu visų žmonių ir gauti oficialų atsakymą, aš manau, kad tai būtų rimtas, solidu ir tada jau būtų nepaprastai įžūlu iš Seimo pusės ignoruoti tą aišku tautos atsakymą. Gerai, o tai dabar tada kitų klausimų. Gerai, Lietuva lietuviams. Pakalbėkime ir šiuo klausimu trumpai. Jūsų pozicija. Čia dabar tokie plakatų draskymai vyksta, čia tas irgi kovos tokios. Ko tas šūkis? Kodėl čia mes su tais naciais lyginame žmonės, kurie taip galvoja? Aš nelabai suprantu, kodėl yra lyginama su naciais, nes čia yra visiškai būtent nacionalistinis šūkis, kurio esmė, kad tauta turi savo valstybę. Savo. Ir joje priima kitus ir duoda jiems lygias teisės ir pareigas. Visi piliečiai vienodas teises turi, bet nepamirškim, kad čia, tarkim, Lietuva yra lietuvių tautos valstybė, Lenkija yra Lenkų tautos valstybė ir taip toliau ir taip visur. Naciai niekada su tuo nebūtų sutikę. Naciai sakė, yra aukštesnės tautos, kurios gali užimti, užvaldyti kitas ir atvirkščiai žemesnės, kurios iš vis negali egzistuoti. Tai čia yra fundamentalus kosminis skirtumas. Aš manau, kad tas šūkis yra savo esmė teisingas ir aš jo tikrai neįsmerkiu ir aš ginu žmonių teisę jį vartoti. Aš pats nustojau jį vartoti, supratęs, kad amžinai įklimpsti į tokius teisinimusis, aiškinimusis, kas nors būtinai prisikabina, tai ar tu čia nori išvaryti kiekvieną rusą iš Lietuvos, kas nėra tiesa, niekas nenori. Bet kai yra tokia pekla, ar ne, kada prasideda nesupratimas ir jis amžinas, tai, tiek to. Kas nori, tegu vartoja, aš nevartoju, bet čia kaip Volteras sakė, aš ginsiu kiekvieno teisę vartoti šitą šūkį, nes ne tik todėl, kad jis teisingas, net jeigu jis būtų neteisingas. Galvokim, jeigu galiu dar porą minučių, galvokim, kad jis neteisingas. Tarkim, tai vis tiek niekada ir niekaip nepateisins tokių veiksmų kaip Andrijausko, kad gali ateiti ir suplėšyti plakatą, nes manai, kad jis neteisingas. Nieks niekam nesuteikia teisės, nei man, nei jum, nei niekam vertint, ką galima iškabinti ir parodyti arba pasakyti, o ko ne. Ir man didžiausia šiurpa šitoje istorijoje yra net ne Andrijausko veiksmai, žmogus nesusivaldė, padarė, ką padarė, bet visa plejada žmonių, viešų žmonių, kurie teisina ir sako, gerai padarė.
Mokslo akademijos prezidentas Nekrošius sako, gerai padarė. VU rektoriaus Nepatinka, duokime snukį. iš esmės panašiai, kad dabar nesuklaidinčiau, ne VU rektorius, jo patarėjas berods, irgi sako, galima, kas ten dar iš garsių teisininkų, Žalimas be abejonės, kaip be jo visada, sako, galima. Muškim kitaip galvojančių, žodžiu, ne? Tai iki muštim dar tarsi toli, dar nieks neištarė, kad muštim, Nu, bet iš labai esmės netoli, daugybė iš žmonių, esmės tai yra smurtas pateisino. Iš esmės, Taip, tai principo lygmenių tai yra politinis smurtas. Nuplėšti plakatą tai nėra duoti ten per veidą, bet tai jau yra fizinis veiksmas tam, kad užčiauptum kitą. Nu, tai Ir viešpatie, jeigu bet mes pradėsim tą teisinti, tai labai toli nueisim. Nu, tai mes jau tolimame kelyje ir esam turbūt, nes teisinama visuotinai. Tikrai taip. Bet iš tikrųjų, tai kaip pagalvoju, nu, tai, o kur tiem lietuviam? Mes esam laimingi, kad mes turim tą savo mažytį žemės lopinėlį. Ir mums nereikia kaip palestiniečiam blūdyti po pasaulį, ieškant, kur suteiks kas kokį žemės gabaliuką mums nutūpti. Tai čia, nu, kas čia gali būti blogo, o tai kur mes kitur galim pasidėti, ne? Juk valstybė tai yra ir jo žemė. Iš tikrųjų, teritorija, būtent. Aš negaliu suprasti kontroversijos. Tai yra kontroversijos. tautos buveinė. Nu, jeigu jos nėra, tai mes išnyksim turbūt, ne? Žinot, mūsų kaimynai savo strategijose yra įsirašę, kad jų šalis, tarkim, Estija, Estams arba ten Latvija, Latviams yra vienintelė vieta pasaulyje, kur jie gali ir turi išsaugoti savo tautą ir gyvuoti per amžius. Mes to neįsirašę ir tas kažkaip atsispindi po to mūsų gyvenime, mūsų mąstyme. Mes nesuprantam, kad iš tikrųjų čia yra vienintelė vieta pasaulyje, kur mes galim išlikti. Labai gaila, bet kai žmonės emigruoja su visa meilė Lietuvai, 2-3 kartos, kartais 4 ir nudingsta ta lietuvybė, labai reti sugeba išsaugoti. Per kartas, per ilgą laiką išsaugoti lietuvybę yra įmanoma tik ten, kur ji yra dominuojanti, kur ji tave supa, kur ji yra kasdienė kalboje, laikraščiuose, kultūroje, visur. Tik ten jį gali išlikti. Vadinasi, tik Lietuvoje gali išlikti. Ir šito gal nesuprasim, tai ir eisim link išnykimo. Bet aš manau, reikia nustoti ir pataikauti. Grįžtantiem emigrantam daryti lengvatinės sąlygas, užsieniečiam, užsienio verslui. Ir visada tie lietuviai lieka kažkur gale, be jokių nuolaidų, be jokių kompromisų, apdėti didžiausiais mokesčiais, be jokių nuolaidų. Ko gero, teko būti Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir truputėlį domėtis, kaip ten žmonės gyvena. Iš esmės, turėtų būti lietuviams pirmenybė ir geriausios sąlygos ir verslam Lietuvoje. Nes, koks čia dabar tikslas? Kažkas išvažiavo, emigravo ir taip nusprendė suaugęs žmogus, o dabar jis grįžta ir sako, jūs čia gyvenę, susimeskite ir sudarykite man lengvatas, aš grįžau. Tai atrodo nesąžininga. Kodėl mes tą darom? Tikrai taip, sąlygos turi būti vienodos. Gal buvo laikas Lietuvoje, kada nebuvo lietuviško kapitalo pakankamai ir reikėjo verstis per galvą pritraukiant iš užsienio, bet šiandien taip nebėra. Šiandien yra lietuviško kapitalo ir jau vėlgi lėtai, bet ateina, man atrodo, suvokimas, kad turi būti vienodai bent jau traukiamas lietuviškas kapitalas investuoti į Lietuvoje vystomus projektus. Dar vienas dalykas, aš sutikčiau, yra situacijų, kur mes turim teikti prioritetą lietuviškam kapitalui, ne vienodomis sąlygomis su užsienio įmonėmis, o prioritetą. Ir ES šiaip jau to neleidžia, bet pavyzdžiui, gynybos pramoniai, mes žinom dabar milijardai eis gynybos išlaidoms. Yra didžiulis skirtumas, ar mes tas išlaidas skiriam kur nors užsieniui, perkam Švedijoje, Vokietijoje ir dar kažkur ir tie pinigai ten ir išleidžiami, ar mes ne viską gali, bet kai ką gali, perkam Lietuvoje ir tada tie pinigai yra leidžiami Lietuvoje. Visi mokesčiai, pajamų, išlaidų taip toliau yra mokami Lietuvoje. Ir tai yra siekiamybė. Ir ES yra numačiusi išimti, kad gynybos įsigijimams tą galima daryti. Galima skelbti ne konkursą, kuriame dalyvauja visi, kas tik nori nuo Izraelio iki Amerikos, bet sakyt, mes perkam iš šitų konkrečių mūsų šalies gamintojų, nes mes jais didžiuojamės ir mes norim, kad šitie pinigai liktų Lietuvoje. Tai šitą reikia išdrįsti daryti. Įstatymai leidžia, bet valstybė kol kas labai retai drįsta. Reikės kalbėti apie tai, nes dabar ateina tas laikas, kai pasipils tie įsigijimai ir mes arba išleisim pinigus į užsienį, arba reikia pabandyti kuo daugiau jų išlaikyti Lietuvoje. Ir labai atidžiai stebėti, kad nebūtų perkeltos korupcinės schemos į šitą daržą taip pat, nes pinigai... Vienareikšmiškai. Tai prakalbam apie pinigus, tai dar labai trumpai apie tas Baltarusijos trąšas. Tai jūsų pozicija šituo opių klausimu? Aš manau, kad yra gan keista, kad mums reikia JAF raginimo permastyti šitą problemą.
Bet ačiū Dievui, kad bent jau dabar pradėjome apie ją mąstyti. Aš jau tada, kai buvo priimtas sprendimas uždrausti Baltarusijos trąšų tranzitą per Lietuvą, sakiau, kad tai yra klaida. Klaida ne todėl, kad sankcijų iš vis nereiktų, ar kad Baltarusija ir Rusija nėra priešiškos šalis. Aišku, kad jos priešiškos šalis ir aišku, kad reikia sankcijų, bet tik tų, kurios veikia. O šita sankcija yra neracionali sankcija. Mes su ją nubaudžiam Baltarusiją, tas tiesa, nubaudžiam save, prarandam pajamas, ir atrodytų Baltarusija šiaip praranda daugiau, tai čia kaip ir viskas gerai. Bet, kas daugiausiai laimi visoje šitoje schemoje? Rusija. Rusija perėmė tranzito pajamas iš mūsų, nes kai mes uždraudėm vežti per Lietuvą, Baltarusija pradėjo vežti per Rusiją. Ir kai veža per Rusiją, veža daug didesnių atstumų, moka daug didesnius tuos tranzito mokesčius ir mokėdama tos mokesčius, kadangi tapo mažiau konkurencingesnė, atsitinka dar kas. Rusija perima ir eksporto rinkas. Rusija po šitų mūsų sankcijų iškilo eksporto rinkose ir tapo didesniu kalio trąšų eksportuotojų. Kitaip sakant, Rusija laimėjo pajamas iš eksporto, Rusija laimėjo pajamas iš tranzito, visa tai keliauja tiesiai į Kremliaus biudžetą ir po to ginklais į Ukrainą. Šitoj situacijai mes nieko nelaimim. Ne dėl to, kad mūsų verslai prarado pinigus, reikėtų stabdyti šitą sankciją, o dėl to, kad ji tiesiog veikia Kremliaus naudai. Ir keista, kad mums reikia JAV, arba ten Avulis dabar mačiau komentuoja, kad tą pasakytų. Mums tas turėjo būti gan aišku prieš tai, bet Gabrielius Landsbergis niekaip negalėjo suvokti. Jis tikėjo, kad jeigu turi kažkokias priešiškas valstybės, tai geriausia taktika yra jas izoliuoti. Gal kartais, jeigu visi kartu su tavimi izoliuoja, gal kartais tai veikia. Bet kai izoliuojam tik mes, tai tokio efekto nėra. Tai su Baltarusija aš manau, kad bus visgi susikalbėjimas tam tikras anksčiau ir vėliau šituo klausimu, nes tiesiog tai yra mūsų klaida. Tai nereiškia, kad reikia draugauti su Lukašenka, kad jis nėra blogas, kad jis nedaro nusikaltimų prieš savo piliečius. Viską jis daro. Bet čia mes turim tiesiog žiūrėti, kas yra naudingiausia Lietuvai ir mūsų partneriams, kad nebūtų naudinga Kremliui. Tai va, durnių ir bažnyčioje muša. Kvaili sprendimai yra blogai. Tai buvo Vytautas Sinica, Nacionalinio susivienijimo pirmininkas ir Seimo narys. Ačiū, Vytautai. Kam patiko, skaitykite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą. Labai atsiprašau.